esi santykiuose, bet jautiesi neišgirsta, nematoma. Ir visą tai tavyje suformuluoja tiesiog vienatvės jausmą. Blin, paradoksalu, ar ne? Tuose santykiuose turėtum būti laiminga, mylima, skrajoti, bet tu jautiesi vieniša, apsiverkusi, nelaiminga ir nesupranti, kas su tavim darosi. Tiesiog nesupranti, kas darosi. O kur tai yra problema? Ir norint įsiaiškinti, kur yra ta problema, kodėl viskas vyksta taip tavo santykiuose, tu dažniausiai priimi nuostabiausią pasaulyje sprendimą. Nueiti kartu su vyru pas porų specialistą. Sveikinu, tu teisingam kely. Bet čia moteris susiduria būtent su labai didelė problema, bėda ir iššūkiu. Mes norim tiesiog nutiesti vyrą pas porus specialistą, o moterim rūpi jausmai, mum rūpi jausmų ir emocijų pasaulis. Vyram visą tai nerūpi. Jie jaučia grėsmę, jie jaučia, kad reikia kovoti, kad reikia atsitraukti, kad reikia dar aršiau kovoti. Ir kas tada gaunasi? Netgi ir jeigu tu jį šiaip taip surišai ir su buksyru nutiesai pas specialistą porų, tu gauni ne tą rezultatą, kurio tau norisi. Jau dabar įsivaizduoji, kad kai sakoma, paimsi, nueisi pas porų specialistą, jis tai viską taip gražiai išaiškins, peršvies jojo smegenis, peršvies tavo smegenis, užhipnotizuos jūs ir viskas tai bus nuostabu. Pagaliau tie pilnatviški vakarai prie židinio judu apsikabinę, gyvenime jokio pykčio, jis supranta tave, jis girdi tave, jisai skiria tau dėmesio, jis pagalvoja parduotuvėje apie tave ir nuperka tau šokoladuką, tu gyveni va to iliuzijai, dar net nepadarius jokių veiksmų. Tu gyveni, degi to iliuzijai, visa jaudinėsi, kada mūsų tas sensas. Nueini į tą sensą ir ką tu gauni? Gauni pit per galvą su keptuve. Sėdi nesupratusi, kaupiasi ašaros, nesupranti, kas vyksta, nes tau ta schema labai gerai pažįstama. Kada tavo žodžius, tavo veiksmus tarsi pakeičia, pakoreguoja, pripudruoja ir tu gauniesi tas, kuris provokuoja, tas, kuris kelia problemas, tas, kurio yra per daug, tas, kuris, kai sakoma, yra per jautrus, per įkyrus, per daug lesantis smegenis. Ir tu supranti, kad tu ir vėl papuoliai į tuos pastus, kada blemba. Aš kalta, kad aš noriu jaustis ne vieniša, aš kalta, kad noriu sukurti emocinį ryšį tarp mūsų, aš kalta, kad aš noriu kalbėti apie savo jausmus, kaip aš jaučiuosi, ką aš išgyvenau. Ir šitoj formuliai tau nesusidėlioja. Būtent tau nesusidėlioja puzlė. Kažkas čia negerai. Kodėl aš nuolatos esu kalta, kodėl aš nuolatos esu baudžiama. Blin, aš tiek stengiausi, ar ne? Skaičiau knygas, seminarus lankiau, stengiausi būti pati geriausia šeimininkė, stengiausi leisti jam pailsėti, daugiau užsiėmiau su vaikais. Visur aš labai stengiausi, netgi baisiai stengiausi, ypatingai stengiausi, kad mane truputėlį būtų mažiau lyščiau į akis. Ir rinkau žodžius, labai atsargiai buvau prie jojo, rinkau žodžius, apgalvojau savo veiksmus, buvau tas pūkuotas triušiukas ir vis tiek man sako, kad aš esu riebus, nusipenėjęs kaktusas. Ir jie teisūs.
Manęs niekas nelaisto. Aš viską atiduodu, o manęs niekas jopšik mat nelaisto. Ar jūs pastebėjot šitoj schemai, kad aš viską atiduodu? Aš. Ir tai baisu, ar ne? Aš ką? Aš esu egoistas? Aš esu savanaudė, kad noriu tiesiog jaustis ne vieniša santykiuose? Ar tai tikrai yra apie tai, kad aš esu savanaudė? Ar tikrai tai yra apie tai, kad man kažkas yra negerai? Ar tikrai visi aplinkui sako tai, kas yra teisybė, kas yra tiesa? Ar jie nori man padėti suprasti? Ar jie nori mane uždaryti toj iliuzijoj, kurioje aš gyvenu? Kad manęs per daug. Kad aš nepakankamai gera ir nepakankamai pasistengiau. Ir šitoj vietoj galima, kai sakoma, toliau kankintis, griauštis, ėstis, žliumti. Ir toliau, kai sakoma, kelti kibišus, pakeisti dar 1000 specialistų ir pasakyti, kad visi specialistai tik tai žiūri, kaip uždirbti ir nei vienas man nenori padėti, bet gali, kai sakoma, išeiti ir į kitą lygį. Ir išeiti į kitą lygį nebūtinai vyrą temptis kartu. O, dabar įsigandai, ne? Tai ką, blin, man tai kaip sakė išsiskirti visi forumai Facebooko, tai dabar man dar ir tu sakai, kad reikia išsiskirti. Tau reikia, tu ir išsiskirti. Bet aš ieškau to būdo, kuris man padėtų sutvarkyti mano santykių problemas. Ir taip, aš su tavimi. Aš tau nenoriu padėti išsiskirti. Aš tau noriu padėti rasti aiškumą ir pritaikyti tavo visas turimas žinias, kad jos būtų sudėtos į sistemą. Kai tu turėsi sistemingą žinių bagažą, tu žinosi, kokius reikia veiksmus daryti, kad tavęs nebūtų per daug santykiuose, kad tu jaustumėsi laiminga ir kad tu nesijaustum vieniša. Tam reikia sistemos. Tam reikia tavo žinioms korekcijos. Reiškia, tu viską jau turi. Tik tau reikia aiškumo. O kad gauti šitą aiškumą ir tolimesnį kelią, tau reikia tiesiog padėti laiką, pakomentuoti ir susisiekti su manimi, arba aš pamatysiu tavo komentarą ir susisieksiu su tavimi dėl asmeninės sesijos, kurioje būtent ir mes pažiūrėsim, kokius tu įrankius turi, kokią tu turi problemą ir kaip mes su tavo turimais įrankiais galėtumėm išeiti į kitą lygį. Kokių galbūt naujų įrankių tau reikia, kad ta visa sistema pradėtų veikti ir kad tu pagaliau pasijustum ne vieniša, o laiminga, reikalinga, geidžiama, kad tau nereikėtų dėmesio reikalauti, o tu automatiškai gautum tą dėmesį. Yra skirtumas, kur reikalauti dėmesio ir kur tiesiog gauti dėmesį. Ir tu tai gali turėti. Tu gali turėti tai, kad tau tiesiog duos dėmesį. To, ko tu nori. Tokio dėmesio, kokio tu nori. Kad tave pagaliau išgirs. Kaip tai padaryti, aš galiu tau padėti. Bet tau reikia tiesiog turėti drąsos ateiti į pirmą sesiją su manimi, kuri yra pažintinė ir nemokama. Ir mūsų abiejų bendras darbas gali atvesti tave į tokį tašką. Taip kad, laikink, komentuok ir ateik. Nes tu gali susisteminti savo žinias. Net neprievartaujant vyro dirbti santykiuose, tu gali pasiekti savo tikslą. Pirmyn, būk drąsi, aš tavim tikiu.